Kokiom nuotaikom baigėt šį čempionatą? Labai stipriom, emociškai, labai gerom nuotaikom. Aš galvoju, kažkam tai galbūt trečia vieta, o mes jaučiamės kaip čempionės, nes mes esam jauniausia komanda visam čempionate. Kiek sveikatos pareikalavo šitą pergalę? Labai daug, turbūt 5 metai iš mano gyvenimo atimti, bet aš taip džiaugiuosi, merginos taip norėjo ir iš viską aš matau, ateina kartu karta. Kaita, tai yra, ir ateina be galo geras, motyvuotas, užsispyręs jaunimas, kuris nori patekti į klubus ir rodo save iš visų geriausių pusių, tai labai džiaugiuosi, labai džiaugiuosi. Iš jūsų kalbos leidžiu savo suprasti, kad tikslą šio sezono jūs pasiekėte. Ar viršijot? Manau, gal ir viršijom. Pasiekėm, gerai pasiekėm. Labai. Ir kaip sako, sezonas baigėsi, sezonas prasidės turbūt. Na, žinot, mes sporto mokyklų treneriai, tai dabar jau eisim prie mažesniųjų. O mūsų 12-okai jau baiginė mokyklą ir aš galvoju, kad pabaigėm su patrepsėjimu.